Labas rytas, mūsų draugai bičiuliai. Paskutinė diena Kroatijoje. Važiuojam į uostą ir mes Kornati salą aplankysime šiandien. Plauksime laivu, bus tikrai labai gražu pernai metais. Abidniausia, visgi iki Lietuvos nedasigavom, nes dronas šiuo metu būtų wow. Ir šito kelionėje apskritai dronas būtų wow. Ir ten, kur mes buvom apsilankę, o kuo buvom apsilankę mes daug kur, bet ko trūko, tai yra drono. Noriu pasakyti, ką? Kitais metais galėsi jį pasimti iš anksto. Nes jau šiais metais man rezervavo kitiem metam. Reiškia, Serioža darbą daro gerai. Čia yra geras ženklas. Gerai darai, labai, matai, kaip visi buvo patenkinti. Aš galiu pasakyti dėl to, kad man sakė feedbacką dauguma stovyklos narių, tai taip juokiausi, sakiau, jūs sakykit, ne man sakykit organizatoriam. Bet smagu, kai ir man pasako, žinai. Galvoju, koks mano vyras šaunuolis, kaip gerai jisai dirba savo darbelį. O šiaip tai toks labai juokingas dalykas buvo, kad Serioža kaip niekad geros nuotaikos šiandien. Ir žinote kodėl? Dėl to, kad rytoj važiuojam namo! Dar būdamas vaikas, aš užgimdau čia, ir kojas nugarės svajojau nuo čia. Plaukdami tarp Kroatijos salų su draugais, na ir baigęs pagaliau darbuotis, leidome savo tiesiog būti, čia ir dabar. Aplink mūsų žydras dangus, saulės spinduliai, baltos jachtos ir mažyčiai laiveliai, lėtai siūbuojantis jūroje. Tokiomis akimirkomis supranti, kad gyvenimas nėra tik bėgimas ar skuba. Kartais reikia sustoti, pažvelgti į save ir pajusti tą paprastą laimę. Vėjas, saulė, draugystė. Kviečiu visus dažniau leisti savo atsikvėpti ir pasimėgauti gyvenimą, nes būtent tokios akimirkos tampa brangiausiais prisiminimais. O priartėjus prie mūsų pagrindinio tikslo, mus labai nustebino pamačius plevėsuojantį Vytį bei Lietuvos trispalvę. Tik atplaukus į mūsų pagrindinį tašką, mus pasitinka restoranas su vitrinoje besigrožėjančiais kaip didžiausiais vietiniais pasididžiavimais. Today we are in Kornati Islands. So Kornati Islands is the biggest island archipelago in Adriatic Sea. It has 140 islands, some smaller, some bigger. And it has its name from the Latin word. The old Romans gave the name because those islands look like a crown. So in Latin, corona means crown, so that's how the name Kornati came to existence. What I noticed that those islands are like close to each other, but they all look different. Yeah. One are greener, other are like without any grass. One are higher, others are smaller. Like the relief or like how they look are really different. So what is the answer for that? Yeah, they're completely random. So islands of Kornati are completely random. All of them are different. And there is a legend that says that when the god was creating Earth, he had a fistful of rocks that were, extra, and he did not know what to do with them. So he just dropped them into the sea, and he thought, okay, I will put them somewhere later. Yeah. And then he finished creating the world. Yeah. He saw those islands, those rocks that he threw in the sea, and he liked what he saw. So he just said, okay, it will remain like this. So it's like the legend that says how the islands are actually random. They're completely different one from each other. You have noticed that. Yeah. So one is completely white without any trees, without anything, and the next one only like a few miles after is completely green with a huge forest, with lakes and everything. So nobody knows why is it like that, but probably because of the wind, because of the sun, something orientation. They're completely random. Tai mes esame čia ir eisim Pro čia iki ežero. Ir maudysimės ne jūrui, o ežere. Surus ežeras. Ir pamatysim išmaudyti. Yeah, it's a salt lake in the middle of the island. It's called the Long Island of Kornati because it's long, as its name says. And it has one big salt lake that is not very deep. It's shallow.
and it has beautiful turquoise color of the water, so something between a crystal green and crystal blue turquoise, and it's really beautiful. A lot of tourists come to visit it, and I will use the opportunity to invite all of your followers and friends to come and visit Kornati Islands and coast of Croatia. I just came from Thailand, but the nature here, I think it's more beautiful than there even. In Croatia, when you come, you can literally in 1 hour of driving from any town that you come to, you can see like 20 different landscapes and everything, different national parks, different kinds of beaches, different lakes, different rivers. Everything. Labai gražu. Nuostabi gamta. Šiltas vanduo, sūrus šiltas vanduo. Toksai sūrus ežeras vidury salos. Ir esame žemiau jūros lygio. Paradoksas. And one thing that I noticed about Croatia, that the Croatian people are really patriotic, and they're like it seems like one. Even when we were in the football stadium, you know, everybody is like one fist. Yeah, that's what our history taught us to do, to be like, to shape our mentality, you know, because we had a lot of wars during our history. It's a beautiful land, and everybody wanted to own it. We have a lot of neighbors, powerful neighbors through the history. So there was Italy, there was Austria, there was Hungary, there was Serbia, Ottomans, and everybody tried to claim our beautiful country. So we had to fight throughout our history to remain on our soil, and that's what forged our mentality. We're like small Spartans, you know. We all breathe like one, we all think like one, and when it comes to the national interests, all of us have that mentality, patriotic mentality that tries to keep us safe. Yeah, I heard that you had last week a concert with a Croatian superstar that was banned before. Yeah. Last year he made a concert and there was 500,000 people there. Yeah. In So one concert. It's interesting story. And this year 150. Yeah, 1,000 between 150 and 2,000, and the first concert had 200,000. 500,000 people. It was the biggest concert in history. Human history, biggest sold-out concert. If you don't count those, you know, free concerts on the beaches and everything, but with tickets, he had sold 500,000 tickets in Zagreb. And interesting story is that the singer Thompson, he's my cousin from my village. We are a very small village, only 100 people, and that village was on the first line of the front in the Homeland War, and he made a song, patriotic song that became a hit, and later he made whole career. So now. Draugai, baiginėjau jau daryti šį vlogą, bet vis tiek pasinaudosiu galimybę ir paprašysiu jūsų nepamiršti palaikyti mūsų kanalą, spaudžiant like, paliekant komentarą, nes jie yra labai svarbus. Komentarai mus verčia augti. Na, taip pat subscribe, varpelį, kad nepamirštumėt pamatyti mūsų naują video. Ir ypatingas ačiū tiem, kas palaiko mus Patreon, Contribui, YouTube membership platformose. Tad ačiū jums dar kartą, na ir kaip visada, gero žiūrėjimo. Tuoj būsime visi moliuoti. Taip. Nemokamas procedūras, sakėsiu labai. Tavo tie огромные крентолог. O jūs tai melionai mano? Taip, ačiū labai. Nerodom visiems. Nebaig jokio šitą. Taip. Į nacionalinį įsaugotą gėrį reikia. Jau tai nyksta ant akių, jau jie taip. Kur tu išėjai? Šitą rodau, tu man išėjai. Paprašau normaliai, nes tai taip tau geros dienos nelinkėsiu. Žodžiu, visiems geros dienos, kas normalas. Jo, ir skavelės skanios. Taip, o mes einam molių valiotis. Moliotis. Apsimesk, kad gali. Va. Amazing. The water was hot.
The lake was hot. The lake was hot. Okay, let's go. Čia reikia subėrti taisai, pasitarkim. Nu, tu amžinai nepatenkinta kažkom. Patenkinta, bet akmenukų davau. Nu, ką darysi? Reikia eiti. This kind of soil Yeah. called red soil. Red soil. Yes, all the Dalmatian have like red and it's very wapnenic, how do you call it? Like the stone is called wapno. Vapno? Yes. I don't know. Me neither. We need to Google. We need to Google. Как он так каже? Limestone. Limestone, yeah. Limestone. O, bля, čia akmuo didelis. Bля, yra iš tikrųjų labai aštrių akmenų. Dėl to reikia eiti arba su bėrkutais, arba kaip berniukas su tapkutėm. Seriožu, taip negražu. Nu, eik. Žmogus tik įvaikščioti išmoko. Ar tau negėda? Padėtų. Oi. 2 metus gulėjo paralyžiuota, pradėjo vaikščioti. Girdi. Vaikame. Nebus bjaurų, tik padėtų. Aš galiu tau padėti užfiksuoti šitą istorinį įvykį, kai tau pradėjai vaikščioti. Parazitas prasme. Šaunuolė, tu gali. Taip. Wow. Bet kelias toksai tik su batais geriausia. Sutapkim. Trauk, matai kokie jie smailūs. Akmenukai tokie smailokiai. Ir vandenyje. O tokie aštrus akmenukai ir krūva jų tokių. Praeini tikrai nelabai malonu minti. Ypatingai jeigu basom eiti čia būtų. Labai not cool. Ypatingai dar kai tokie aštrus ir jų tiek daug. Noriu komplimentą tau padaryti. Taip. Tu esi gražiai, kaip žinai kas? Nu, kaip akmenukas. Kaip kirka. Kas čia tas yra? Tiki ar ne? Tiki. Tiki, kad tu gražiai kaip kirka? Aš nežinau, kas tas yra. Nustebink. Skamba seksė? Skamba kaip kažkokia žuvis. Kaip žuvis kažkokia? Tu nori pasakyti, kad tu man gražiai kaip žuvis? Nu, tai pult. Kas tas reiškia? O įdomiausia tai, kad aš tau taip ir nepasakysiu, kas tas yra. Paguglinsiu. Ir liks žmonėm ir tau biški užduotis pasiguglinti patiems. Kelsim tokį takelių į viršų, kur atsivers labai gražus vaizdas. Wow. Wow. Ai, da, gratis. Oh my god, be careful. Yeah. So from this side, Kornatis are very famous because the stones are going very deep in the sea. Okay. And they are like big cliffs. Možete stati daleko, znači ima tamo dobro. Sergej, you will have a great point of view from here, the cliffs. Yeah. You see them from here. Yeah, we'll come. And here we are now. This is the lake. Okay. So we are watching. Wonderful. Interesting. From here? From here to Italy, I think around 50 miles. 50 miles. 50 miles, yeah. But it looks like we're sitting on the edge of the On world. the edge of the world, yeah. Like nothing. Just nothing. Amazing place.
So, tell me, Santulė, Ką tu norite pasakyti? how's the trip? Nu, labai gražu. Labai. Mums patinka Kroatija, nes čia gamta graži, žmonės faini, oras geras. Taip. Ir maistas skanus. Jo, daug mėsos. Na, bet jau gamta tai yra tiesiog wow. Tikrai. Sunku patikėti, kad visą tai randasi Europoje. Na, vakar užbaigėm su nuostabia vakarienė, su tūnos paštetu ir makaronai su jautiena ir triufelių padažu. Mūsų nuostabi diena baigėsi. Atėjo vakaras, paliekam šią salą. Plaukiam atgal. 2,5 valandos malonumo. Labai gražiai atrodo. Noriu pasakyti geriausią dalyką. Rytoj tokiu metu būsime namuose. Ačiū tau, nuostabioji Kroatija, už gamtos grožį, šiltus žmonės ir nuotykius, kuriuos parsivežame širdyse. Kelionė namo visada primena, kad visur gerai, bet namuose geriausia. Iki kitų susitikimų.